Kokias dažniausiai klaidas žmonės pradėdami treniruotis daro salėje? Tiek metų. Švaisto laiką salėje, nes galvodami padarys kuo stipresnę treniruotę ir viskas tuom baigėsi. Nes jeigu tu nesuteiksi kūnui reikiamų medžiagų, o salėje raumuo neauga, tu jį kaip tik sužaloja ir ta ląstelė, realiai vos ne suplėšai ir tada kai tu ilsies, kai tu miegi, tada dar tu valgai ir iš to maisto kūnas gauna ir tada atstato ir sutvirtina tą naują raumeninę ląstelę, tai raumuo auga. Tai jeigu tu ten vaikštai intensyviai padarai ten geriausią treniruotę savo gyvenimą, bet tu nepavalgai, neturėsi iš ko atsistatyti. Tas pats kaip ir automobilis nevažiuos be kuro. Tada dar žiūrint, kokį kurą tu dėdi. Ir paskui daug dalykų susideda. Ten tas pats ir, pavyzdžiui, netgi su miegu. Atrodo taip, visi žino, kad jo reikia miegoti, bet skaičiau netgi, net ir tyrimai yra padaryti ant to, ir pats netgi bandžiau iš savo patirties, ar ten man geriau anksti ryte kardio atsikelt pasidaryti, ar geriau man ilgiau pamiegoti ir praleisti. Tai netgi iš riebalų deginimo raumenų auginimo efektas yra daug didesnis, kai daugiau miego būna.